Serdecznie witam Państwa w naszym dworze kelmejskim. Sveiki atvykę į Kelmės dvarą. Jestem Juliusz Teodor Gruževski. Gimiau šiame dvare 1808 metų vasario 8 bajorų Jakubo ir Dorotos Gruževskių šeimoje. Mūsų šeima Kelmės dvarą valdė nuo 1591 metų. Mano protėviai buvo įtakingi didikai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Ir labai skaudu, kad buvusi tokia didi valstybė Žečpospolita žlugo. Niesteti, deja. Išdidi Litvynų, Žmudzinų ir Lenkų tauta buvo pažeminta ir priversta paklusti Rosijos carui. To jest okropne, siaubinga, proszę Państwa. Mano pat vaikystės. Tėvas skiepijo patriotišką siekį atkurti abiejų tautų respubliką. Todėl labai džiaugsmingai sutikome žinią, kai polska šlechta 1830 lapkritį Varšavai pradėjo sukilimą prieš carinę Rusiją. Mes, Lietuvos bajorija, taip pat pradėjome burtis ir 31 kovo 17 Tytuvėnuose įvyko Raseinių apskrities sukilėlių komiteto posėdis. Sukilimą nuspręsta pradėti kovo 26 dieną. Nuo to viens grįžome visi į savo dvarus ir pradėjome ruoštis. Liepiau dvaro matininkui Karoliui Jautokui sukviesti į Kelmės dvarą iš apylinkių patikimus vyrus ir pradėti ginkluotis. Norėjau šautuvais apginkluoti 100 vyrų būrį. Reikėjo dar suspėti pasigaminti kulkų, todėl skubiai buvo pastatytos krosnys, vyrai lydė šviną ir liejo kulkas, tiesino dalgius. Ale atsitiko nenumatytas dalykas, nespodžianka. Į Kelmės dvarą netikėtai atjojo rusų rotmistrz Poplonskį. Jis tuo metu v okolicach Kelmį supirkinėjo arklius. Takas pravo. Ale Jautoko vyrai nespėjo paslėpti kulkoms lieti skirtų formų ir pačių kulkų. Jednak rostmistrz nieko nesakė, ale stalo še jasne, že oficer Rosijski suprato, kas Kelmės dvaže vyksta. Ir artimiausių laikų mūsų ruošimasis sukilimui gali būti skausmingai sužlugdytas. Alarm, pavojus, tuoj pat išsiuntėme pasiuntinius pranešti sukilimo komitetui apie nemalonų įvykį su klausimu, ką daryti toliau. Corobič daliai, tos pačios dienos vakare, susirinkę visi komiteto nariai, nutarė sukilimą pradėti nedelsiant, natychmiast, jau rytoj, vieną dieną anksčiau, negu kad buvo planuota. Kovo 25 rytą skubiai sukvietėm vyrus į dvaro sodybą ir apginklavome. Pirmiausia, išdalijome šautuvus, paraką bei kulkas, a kam šautuvų nepakako, davėme tiesintus dalgius. Štai taip, ten sposob visi į būrį surikioti, vadovaujami Jautoko, vymašerovali tiesiai į Kelmės turgaus aikštę. Stiprus pasiryžimas išvyti maskolius iš mūsų žemės vedė vyrus į priekį. Caro upravnikai nesitikėjo tokio organizuoto ir šautuvais apsiginklavusio sukilėlio būrio, todėl išsigando, jeden drugį dar bandė priešintis, ale greitai buvo išvaikyti. Tuojau pat paleidome į laisvę rekrutus ir sukvietę miestelėnus paskelbėme: povstanie, sukilimas prasidėjo. Susirinkusiems žmonėms sakėme: skubėkit pas mumis. Iš tikros širdies trokštam jūs priimti už savo brolius ir prietelius ir prižadam draugiai išginti iš jūsų žemės tos maskolius, kurie taip ilgą laiką Lenkus, Lietuvą, Žemaičius ir daug kitų brolių mūsų krikščionių nemielaširdingai mūčija ir sunkioj nivoliai turyja. Očiviščia, žavelė, daugeliui prie širdies buvo žodžiai, kad nebereikės vaikščiasit į lažą taip tankiai kaip ligšol ir be atsidusėjimą nuo rytą lig vakarą dirbti, akanomų su bizūnų jūsų visuomet sergėjamų.
Proszę Państwa, buvau vienas iš pirmųjų Žmudijoje pradėjęs organizuoti povstancų sukilėlių būrius. Paukodamas virš 150 tysięcy rublį, suformavau visą pirmąjį ulonų pulką, kurio sudėtyje buvo 400 dalgininkų, 100 šaulių ir 50 raitelių. Sukilėliai turėjo net uniformą. Pilkos spalvos gelumbės žiponas, kelnės ir sermėga, apskrita kepurė be snapelio, ant galvos ir kuprinė ar odinis maišelis maisto ant pečių. Šitaip sukomplektuotas pulkas kovo 26 rytą kartu su kitais sukilėlių pulkais patraukė prosto Raseinių. Labai greitai, vkruciai, sukilimas paplito po visą Lietuvą. Mano pulkas daugiausia laikėsi Žmudijoje, kur teko ne kartą susiremti su priešais. Vėliau dengėme generolo Gelgaudo kariuomenės traukimosi do Prūsį. Sukilimo metu buvau apdovanotas ordino Virtuti Militari už karinę narsą aukso kryžiumi. Bardzo przykro, ale sukilimui pralaimėjus, tų pačių metų spalį teko palikti tėvynę. Gyvendamas Šveicarijoje, įsteigiau Šveicarijos Lenkijos komitetą emigravusiems sukilėliams remti. Vėliau, 45-aisiais Ženevoje, kartu su prietelium Frančiseku Čapeku įkūrėme laikrodžių gamybos kompaniją Čapek & C. Po sukilimo numalšinimo daug garbių bajorų prarado dvarus ir buvo ištremti į Sibirą. Očivišče, žinoma, Kelmės dvarui również buvo uždėtas sekvestras ir grėsė konfiskacija. Kova už laisvę nenuėjo veltui. Žmonės suprato, jog reikia siekti nepriklausomybės ir kad be kovos jos nepasieksi.